Labas, labas. Ką čia darai? Sukuosi virtuvėje. Sukiesi virtuvėje? Taip. Matai? Ne. Kakė, makė. Suktis virtuvėje, tai praleisti labai daug laiko virtuvėje, kai tu turi labai daug įvairiausių darbų. Tai yra toks pasakymas. Supratau. Žinau, tai tu labai daug ruoši maisto mūsų naujiems svečiam, taip? Kokiems svečiam? Kaip tai kokiems, juk mes šiandien atsidarome. Ką? Pirmą kartą girdžiu. Kaip tai pirmą kartą, Alfred, juk aš tau... Šiandien atsidarome? Taip, mes šiandien atsidarome. Taigi aš tau lapuką palikau, tu ką nematei? Kur tas lapukas? Tai tu čia jo neturi? Ne, negazdink manęs. Taigi va. Va, matai? Alfai, rytoj atidarimas bus visi. Reikia skanumynų. Taip. O tai dabar mes nieko neturim? Tai ką dabar darysim, Alfai? Kaip mes išsisuksim? Tu žinai, kad maistą galima ne tik valgyti, bet kartais ir sukti. Sukti? Taip. Rimtai? Taip. Kokią tu turi idėją, Alfai? Mes pagaminsime suktinukus sūrius ir salčius. Suktinukus? Geras. Aš labai nežinau, kas tai yra, bet tikiu, kad mūsų svečiams labai patiks, net galvos susisuks. Bet prieš tai... Taip, nusiplauti rankeles. Kakė, makė, tu žinai, kiek reikia plauti rankas? Laiko. O kiek? Reikia plauti rankas tiek, kiek užtrunka padeklamuoti trumpą eilėraštį arba sudainuoti dainelę. Nanaisa ir mamaisa, piratas ir mama, tėtis ir senelė, čiūčia ragana. Alfas, kakė, makė, netvarkos nykštukas, su muilu išplauna kiekvieną pirštuką. Iš kur tu tokie gavai? Muilą? Parduotuvės lentynuose yra prie kitų muilų. O, geras. Žiūrėk, pagausiu, žiūrėk. Negalima. Einam gaminti. Na, tai nuo ko pradėsim? Pirmiausia, pradėsime nuo sūrių suktinukų ir štai kokių mums ingredientų reikės. Va. Ingredientų jūs galite pasirinkti tokias daržovės, kokias mėgstat, pavyzdžiui, agurkus, morkas, paprikas, čia turiu romėninės salotas, varškės kremą, tada sušinori lapo, tada tavo prieskonių, kuriuos tu įsivedei į šitą restoraną, ir koldūnų. Šįkart koldūnai su vištienos interu ir mes juos nevirsime. Nevirsime? Ir nekepsim orkaitėje, o grūzdinsim. Tai žiūrėk, aš siunčiu koldūnus grūzdinti, žiūrėk. Štai. Čia viskas? Taip, paragausi? O, geras, kokie įdomus, kokio gražus. Bet mes parodysim, kaip dar kitaip juos galima vartoti. Čia yra vištienos krūtinėlė, pjaustyta mažais gabaliukais, nes mums irgi reikės mažų gabaliukų. Tai vištieną mes turime apšlakstyti truputį alyvumi, galima apipurkšti ją ir apibarstyti šiek tiek prieskoniais. Tai tą tu gali ir padaryti dabar. Taip, savo prieskoniais, ar ne? Tai čia dabar daryti. Gali šiek tiek ant delno pabarstyti, tik nedaug, taip, va tiek. Taip, ir dabar su kitais dviem pirštais. Tas dviem pirštais? Taip, abrakadabra. Kad tu turi savus abrakadabra. Ir dabar visą šitą skardelę aš dėsiu į orkaitę į 180 laipsnių temperatūros, kažkur tai 3-4 minutės. Liuks. Gerai? Liuks. Tik neliesk rankom, nes visą laiką iš orkaitės kažką įmant reikia naudoti pirštinės, nes labai karšta, taip, bet žinok jau dabar kaip kvepia. Paliksiu čia, taip. Taip, dabar štai tau lapelis, man lapelis. Kaip paklodė. Paklodė. Taip, mes turime dabar užtepti, aš tau užtepsiu kremo. Aš palaikysiu. Dabar tu ką rinkėsi? Salotą. Taip. Vienam salotą tau. Salotą man. Kas dabar? Tada agurkų. Agurkus. Agurkai pilva? Gerai, palauksim. Morko nori, ar ne? Morko. Morkų. Bet morkas reikia valgyti. Reikia. Paprika. Paprika. Aš nenoriu, tu? Raudona. Ne.
Raudona paprika. Taip. Ir dabar ar kolduniukų, ar vištienos? Gal galim ir tą? Galima. Tai aš čia tu čia, o čia tada tu tuo. Čia, taip. Bet reikia ties viduriu viską dėti, tam, kad būtų patogu susukti. Ai, girdėjo, draugai, dėkit viską ties viduriu. Taip. Ir dabar. Dabar aš paimsiu truputį vandens. Tiek aš palašinsiu čia mums vandenuko. Taip, pam. Dabar, žiūrėk, va taip, du pirštus paėmė. Tan. Ir šitą pusę sušlapinę. Tik šitą, ne? Ui, nepabėg. Ir dabar stipriai, va taip. Sukam. Sukam. Tai čia svarbiausia dalis suktinukai. Taip, va taip, sukam. Suktinukus, nieko nepametam. Viskas gerai. Tada aš perpjaunu, paprašykite tėvelių, kad perpjautų per pusę. Man pavyko. Pažiūrėk, koks skanus sultinukas. Mano, pabandyk, kaip atrodo. Noriu pažiūrėti. Pažiūrėk, kaip tau atrodo. Taip. Taip pat, jeigu mėgstat sojos padažą, taip, jį galite praskiesti truputį su vandeniu, kad jis nebūtų toks intensyvus. Bet koks jis juodas. Taip. Ir dabar mes galime pamirkyti šiek tiek. Alfai, aš net nežinojau, kad virtuvė yra tiek daug sukimosi. Ir tu sukaisi, ir aš sukausi, mes kartu sukomės ir net suktinukus susukom. Vaikai ir kakė makė, virtuvėje ne tik daug sukimosi, bet virtuvėje ir daug įvairiausių formų. Formų? Taip. Aš padėjau 4 ant mūsų stalo, tau dabar jas reikės ir jum vaikai įvardinti. Pirma, lėkštė. Kokia lėkštė formos? Lėkštė. Čia yra apskritimas. Teisingai. Taip. Servetėlė. Servetėlė yra kvadratinė. Teisingai. 4 paraštinės turi. O jeigu sulenksim servetėlę per pusę. Tai žinau. Gausim trikampį. Teisingai, trikampis. Ir paskutinė forma, mano pjaustymo lentelė. Čia pati sunkiausia. Stačiakampis. Taip, teisingai, stačiakampis. O dabar jūs, vaikai, raskite savo namuose taip pat skirtingas formas ir tuomet mes vėl tęsime maisto gaminimą. Rababababam! Štai pažiūrėk, kokių ingredientų mums reikia saldiem suktinukam. Mango vaisius, šviežias, pjaustytos šiaudeliais. Avietės gali būti nepjaustytos, braškės, kadangi labai didelis, yra pjaustytos griežinėliais. Šviežias ananaso vaisius, šilauogės, virti ryžiai. Tada yra taleriai mūsų mėgstami. Tada gaidelis sausainių, truputį mėtų dėl aromato ir kvapo. Ir štai popierius, ryžių popierius. Jis valgomas? Jis valgomas. Kaip noriu pabandyti. Tai jums reikės purkštuko arba tiesiog vonelės su vandeniu ir štai taip jį reikės truputį pavildyti. Gerai? Gerai, tai žiūrėk. Čia irgi reikia viską daryti pakankamai susikaupus ir greitai. Iš vienos pusės. Ir iš kitos. Ir iš kitos pusės, taip. Gerai. Dabar dedame. Pirmiausia dėsime ryžių. Taip. Mėgsti ryžius? Taip. Bet man atrodo, dar nesu jų valgysi su braškėmis. Tada mango. 3 gabaliukai. Tada tu gali dėti ananaso gabaliukus. O galima dėti įvairiausių kitokių vaisių irgi? Galima, bet geriausia būtų, kad jie pailgais tokiais gabalėliais būtų supjaustyti, nes lengviau tada būtų susukti. Tada braškės. Taip, braškės. Taip irgi, va taip, į tokią liniją bandom dėti. Ir kokį vieną kitą mėtų lapelį galime dėti. Vieną, tau, 2 užklojam. Taip. Mėga braškė. Ir tada, kad būtų dar traškiau, mes galime įdėti sausainių. Gaidelio labai skanus. Štai taip. Taip, tokiais mažiais patrupinti. Patrupinti gali truputį čia ir truputį. Truputį ten. Daugiau čia. Ir taip pat galima dėti ir talerių. O dabar labai sunkus ir atsakingas momentas. Pažiūrime, taip pakeliam truputį iš šono, vos, matai.
Bravo! Man pavyko. Ir dabar braškių, aviečių, gali būti mango. Taip. Ir tada va, mes mirkdo mūsų Suktinukus merkiam į uogienę. Uogienę. Skanu? Labai skanu. Kaip tu greitai suvalgy. Taip. Kas čia? Svečiai, Alfai. Nesuspėjom. Klausyk, kaip tau atrodo? Ar jiem patiks? Alfai, aš manau, kad suktinukai tobuli. Jie tikrai patiks. Ačiū. Jėga! Mėgam, leisim. Kelbiu šį restoraną atidarytų. Valio! Kakė, Makė ir Alfai, jūsų suktinukai man galvą susuko, kaip skanu. Kaip pasistengėt. Nuostabiai skanus. Au. Ačiū, draugai, ačiū. Aš esu labai laiminga, bet to nebūčiau padariusi be geriausio šefo pasaulyje, virtuvės meistro ir mago Alfo. Ačiū, Alfai. Ačiū. Ką tu čia darai? Kakė, Makė, ką darai? Ką tu darai? Ačiū, draugai, kad žiūrėjote. Būtinai prenumeruokite šį kanalą ir susitiksime kitoje laidoje, kurioje mes ruošimės kalėdoms. O ten... Ne. Pamatysite patys, ką gaminsim. Ada! Oi, Alfas atėjo! Suktinukai! Kai virtuvėje labai daug praleidė laiko, tai... Tai ir sakysi, Tai ne, negazdink manęs. Palauk, kur tas lapukas? Pirmiausia gaminsi...